Čia kažkur? Gerai. Paprastai. Sveiki visi iš Sūduvos mokomojo šaudymo centro. Šiandien kalbėsiu apie skaitmeninio naktinio matymo taikiklius. Ilgą laiką nenaudojau skaitmeninio naktinio matymo nei taikiklio, nei rankinio kažkokio prietaiso dėl vienos labai paprastos priežasties. Su juo nebuvo galima nušauti skrendančiam uodui pimpalo. Kitaip tariant, jo kokybė, to vaizdo, ką jisai rodydavo, manęs tikrai, pasakysiu atvirai, netenkino. Ir pernai metais, man rodos, atsirado Hikmikro Alpeksai. Ir aš taip kažkaip pradėjau galvoti, gal man čia reikia, kaip sako, senais kaulais subarškėti. Nes prieš kokių 15 metų, blemba, negi aš toks senas. Prieš kokių 15 metų, kaip ten pradėjau medžioti, reiškia, ten pradžioj savo medžioto karjeros, naudojom visokius naktinio matymo žiūronus ten ir taip toliau. Ir man kažkaip pradėjau galvoti, kad aš noriu pamatyti tą gyvą naktinį vaizdą. Aš susirinkau visus tos prietaisus, apie kuriuos kalbėjo draugai, pažįstami, kuriuos gyrė, reiškia, įvairūs žmonės. Ir juos prasitestavau. Ir išsirinkau čia mano Pard Night Stalker 4K EX. Kuo jis man patiko? Tai yra žiauriai nedidelis, tos tikrai labai nedidelis prietaisas su integruotu tolimačiu ir integruotu pašvietėju. Jis dedasi atskirai ant korpuso, čia 4 varžteliais atsisuka, jis atskiras daiktas yra, ta prasme atskirai ir pasiduoda. Bet man patiko, kad nereikia jokių papildomų montavimų ant šono ir ten tokių didelių prožektorių, papildomų pašvietimų. Ir aš išsirinkau, pirmiausia žiūrėdamas į tai, ką jisai rodo. O visi kiti dalykai, kompaktiškumas, nebereikalingas prožektorius papildomas šone, buvo tik papildomas bonusas. Šiandien atvažiavęs, tiesą pasakius, prisišaudžiau ne tik tai savo prietaisą, bet ir dar 2 prietaisus draugams. Ir visi jie prisišaudė be jokių problemų, ir kažkokių ten didelių stebuklų prišaudinėjant tikrai nebuvo. Šiandien buvo tikslas padaryti įvadą, pradinį video apie naująjį Pardą, o visus kitus video aš būtinai nufilmuosiu ir parodysiu, kaip aš medžioju su Pardu, kaip aš šaudau su juo didesniais atstumais. Oh yeah! Pagaliau prie savo šautuvo priėjau. Kolegom prišaudžiau 2. Tai dabar su savo manau, kad nebus labai didelių problemų. Kryžiuką užvedam į pataikymo tašką. Viskas, dabar 100 metrų. Šausiu aš į kairį taikinį, į centrą bandysiu. Aukščiau, bet čia taip ir prognozuoti reikėjo, nes pirmas šūvis buvo 25 metrai. Čia biški nukritęs greitis. 7, tebūnė. Ir visos korekcijos, balistiką aš ten susivežiau anksčiau. Ir įdomumo dėliai. 200, gerai. Paprastai. Aha, gongai matys, taip pafilmuosiu. $250. Taip. Palauk, 300 pažiūrėsiu. Kliuvo ir šitą. Neiškentė poeto širdis. Išsibandėm čia 200, 250, 300 metrų. Viskas gerai, balistika veikia idealiai beveik. Aišku, į gongą ten tą šaut didelį gal nelabai įdomu, norėtųsi grupę atšaut. Apie tai mes dar darysim video. Bet bendrai paėmus, šiaip įspūdis. Toks. Tai tiek šiandien iš Marijampolės, iš Sūduvos mokomojo šaudymo centro. Čia buvo Rokas Babarskas. Susitiksim neužilgo ir aš jums dar daugiau papasakosiu apie šitą Pardą. Ate!